Sveiki. Taigi šitam triukui reikės paprasto rankšluosčio arba servetėlės didesnės, 2 kortų ir 4 identiškų kapeikų. Ir pradedam triuką. Pradedam taip rankšluostį. Išdėliojam monetas. Dabar, ar galima uždengti taip? Galima taip uždengti. 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 Dabar aš paimsiu šitą monetą ir pro apačią pakišiu, kad atsirastų po šitą kortą. Tai kišu, žiūrim ar atsirado. O, atsirado. Dabar paimsiu šitą monetą. Taip pat padarysiu, kišu pro apačią rankšluosčio, kad atsirastų po šitą monetą. Kišu. O, atsirado. Dabar, kadangi liko viena moneta čia, o 3 monetos čia, aš padarysiu, kad jinai peršoktų čia nais. Ta paskutinė moneta. Čia nebeliko. Čia 4 monetas. Tuo triukas ir baigėsi. Dabar nepabėkit. Paaiškinimą dabar šito triuko. Kaip jį daryti. Šitam triukui reikės 4 identiškų monetų ir 2 kortų. Ir nepermatomo kaip ir rankšluosčio arba kokios nors servetėlės. Kai mes išdėliojom monetas taip, 4, sudėliojom jos visos, kad jos visos būtų į viršų vienodos. Nebūtų, kad herbas vienodas, o kitas kitoks, kad žodžiu visos identiškai atrodytų. Tada mes klausėm savo žiūrovų, ar galima uždengti taip, jie sakys taip. Sakysim, ar galima uždengti taip, jie sakys taip. O mes tą darom, kad juos pripratinti, kad jie užmigtų ir jiem atsibotų atsakinėti taip ir jie nepastebėtų, ką mes padarysim. Tai kai mes sakom, ar galima uždengti taip, ar galima uždengti taip, ar galima uždengti taip ir kai padarom taip, tada mes su šitu pirštu paimam ir prispaudžiam monetą. Ir tada staigiai pakeliam šitą, uždengiam taip, kad nesimatytų, kad monetos jau nėra, kai kelsim šitą čia. Tada staigiai perkeliam. Sakom, ar galima uždengti taip. Jie sakys taip. Tuo momentu jūs sakysite, aš paimsiu šitą monetą ir perkišiu per apačią. Bet jau, kadangi aš paėmiau tenais prieš tai, čia jau nėra, o čia yra 2. O jie to nežino. Jie galvoja, kad čia paprasčiausias uždėjimas. Tada aš paimu šitą monetą ir dedu pro apačią, bet pastebėkit, aš šitą kairę ranką irgi kartu kišu. Todėl aš perimu į kairę ranką ir ištraukiu tuščią ranką, bet laikau šitą čia. Sakau, o, atsirado, jie visi dėmesį čia sukreipė. Tada aš šitą kortą padedu čia ir prispaudžiu su kairė ir padedu monetą. Tada jie galvoja, kad čia yra 2, o jau iš tikrųjų yra 3. Vienu žingsniu į priekį. Tada aš paimu šitą, sakau vėl, aš ją padėsiu pro apačią po šitą kortą. Vėl dedu čia, vėl perimu į kairę ranką, bet nerodau aišku. Tada sakau, o, žiūrėkit, atsirado. Ir tada vėl padedu tą monetą, jie galvoja, kad 3, o kad čia viena likusi. Sakau aš, čia yra viena likusi, o čia yra 3, aš dabar pabursiu ir jinai peršoks tenais. Paburiu, suploju, parodo, čia jau nebėra, o čia 4. Triukas atliktas. Žiūrėkit kelis kartus, kad visus veiksmus įsidėmėti. Ačiū už dėmesį, viso geriausio. Sėkmės.